sėdžiu istorijoje, bus po to kūno kultūra, atsiskaitymą turėsim, dabar per istoriją savarankišką rašysim, tada bus anglų, žiauriai boring. Ir tada nežinau, tada bus langas ir tada dailė. Tai nothing much, penktadienis čiltoks, atėjau su suknelė, tipo max nepatogu, kad karočią tikiuosi išgyvensiu. Tai va. Hi guys, we have Liepa and Viltė and Mangailė. Mes dabar sėdim. Aš nežinau, kas yra čia Liepa pasiėmė gimtadienį. Pas mane tai yra tokia kačiuko kepurė. Aš po to parodysiu. Žodžiu, mes dabar nieko neveiksim. Man buvo kūno kultūra, atsiskaičiau. Ir dabar bus anglų boring very pamoka. Tai va, nieko įdomaus, vapšė nieko. Atėjau į centriuką, mano kepurė biški nekepurina, bet nesvarbu. Kažkaip susitvarkysiu šią vėliau, nežinokit, man tai baisiai nepatogu. Biški netempė iki kepurės. Elfu mane išvadino. Čia turi myglę su kepurė. Ta Aurelijus atrodo kaip iš kaimo grinai grįžęs, ką tik ir dar dešrą pjausto. Kaimo Jurgis. Jo, grinai. Dabar nėra žmonių, aš po to lėksiu į dailę atgal. Tai žodžiu, dabar nieko nėra ką filmuoti, bet jo. Dobis ar dobis? Kuo toliau, tuo blogiau, nu kas vyksta? Koks dar dobis? Mane išvaidino, ką tik dobiu. Aš nežinau, ar dobis, aš neatsimenu. Dobis. Iš Hario Poterio. Taip. Nu, kuo toliau, tuo blogiau. Nu, kas jums yra, čia mano ausytės. Noriu prikolo, aš iš tikrųjų Elfą ausytę ir pažiūrėjau. Nu, aš tai žinau. Nice. Elfų susirinkimas. Žodžiu, nu, tipo, aš dabar kaip fūris koks atrodo, gal žodžiu. Žodžiu, Martynas rado labai gerą galvos apdangalą, kaip matome. Aurelijus tai tikrai labai gerai atrodo. Myglė už kaimą. Bulvės. Bulvės. Iš kaimo esu tiesioginė ta žodžio prasme. Realiai aš irgi. Bulvės pjausto. Nes Danielė atsisakė. Nes Danielė geria arbatą ir to eisi mokyklą į dailę. Ok, einu į dailę, turiu palydą. Šiaip žiauriai, aš ten tingiu sėdėt, nu bet reikia, nebegalim bėgioti jau. Žodžiu, ačiū Dievui, atsidėjom tą dailę, šiaip tai mes teoriją kažkodėl darėm ir bus atsiskaitimas iš teorijos, taip iš romanikos ir gotikos. Einam su Ema namų. Ane? Arba čia mano kvepalai, čia kažkieno kvepalai, aš dabar įkvepiu kvepalus ir man nefaina. Ne, nežinau, čia kažkieno. Vieną sekundę. Žodžiu, stay hydrated, geriau green tea ir sėdėjau per dailį ir max norėjau tuliką, tai teko kentėti visą pamoką. Galėjau eit, bet aš nenorėjau praleisti, tai vat. Viskas, einu atgal į gimtadienį, eik iš gimtadienį. Va, dar Enriką turim. Rodyk savo ten kepurę. Kur pirkai? Kiek mokėjai? Žiaurą. Nu, patenkinta? Žiauriai gerą. O kodėl tu šitą pirkai? Nežinau. Nes nebuvo kito, ne? Jo. Žodžiu, Mangailė nusipirko tokią kepurę, nes kitokios neturėjo ir nerado ir taip toliau, bet nu, už eurą aš manau solidu. Palaukit. Užburstęs lasdelę, valgoma dar. Kepas tai 4,20 man kitos pusės. Kur? Telefono. Nes čia toks Kiek kainavo? dekliukas. 420 ar 420? Čia dekliukas toks. Dobė.
bus vegetariška pica va tokia. Šiaip čia pica žmonės, nebesimato, žodžiu. Simona bandys kepti. Fėja. Tutorialas kaip pasidaryti. Gerai mikrobanginį. Paspaudi 2 kartus. Bet jūs siekite anksčiau atidarysite. Real. Čia yra picas. Kažkieno. Dar kitoj virtuvėj. Nu čia Žilvinas išėjo. Jo, karšto, dabar karšto. Tai atrodo kaip fėja, realiai. Fairy tale, karočią. Tutorialas baigtas. Very nice. Modas paliktas raštas, raštelis. Apie centriuką. Čia moda parašė. Daug ką. Liepa susakė kryžiažodžiais. Ai, nu tai neturi dabar, tu labiau naudojas. Na, Aurelijau, daugiau reakcijų nebebus. Namie dar daugiau. Ai, ant paskutinį. Jie nemąstantis, nu niekas savo. Kas? Kaip būtent kad centriukai 3 žodžiais. Žmonės, aktyvus, atvirumas. Ką norėtum pakeisti ar patobulinti? Galbūt aplinką arba išieškoti? Išieškoti naujų aktyvių veiklų. Koks tavo įsimintamiausias prisiminimas čia, kai girtas buvau centriuke? Supratom tiek, kad modė kažkada čia buvo girtas. Žodžiu, baigęs vakarėlis. Aš atrodau kaip bulvė. Žodžiu, baigęs vakarėlis, einam mes namo su Kostu. Nothing new.